Naują mašintę nusipirkau darbinę, va. 21 metų. Ne. Atrodo neblogai. Ir sugedo man pečiukas. Tokia detalė, vienu žodžiu. Ją reikia pakeisti, jinai atrodo. O tai va. Tokia. Elektrinis motoriukas toksai. Jisai valdo šildymą. Šaltą karštą orą paduoda. Ir reikia nuimti keletą detalių, ten visai nedaug, o tai va maždaug. Reikia nuimti va šitą speedometrą čia va buvo, ten bardačiokas kažkur, radija ir va ta detalė va šičia va. Čia. Ir va tas va pečiukas, vienu žodžiu, va tas va nepaduoda nei šilto orą, va atsakė, tik tai šaltą pučia. Tai va čia, vienu žodžiu, biškį keletą detalių kainuojami ir jau laisvai gali pakeisti va šitą labai. Tam nėra labai sunku. Tik tais reikia susirasti vietos, kur visas detalės susidėt, nes jų yra nelabai mažai. Ir viskas va. Ir paskui va čia kažkur tai ten tie laidai va eina, tenais pasijungs atgal viskas ir turėtų būti šilta. Va, vokiška kokybė. Vienu žodžiu, negenda, bet jeigu sugenda, tai va labai lengvai pasikeičia.